Klaipėdoje vasaros sezono pradžia. Tūkstančiai žmonių vasarą sutiko laivų parade. Klaipėdos kruizinių laivų terminalas šurmuliuoja visą dieną. Ankstyvą rytą čia startavo regata gero vėjo. Regata gerai pasisekė, buvo tikrai lepino saulute, lepino gerų orų. Sekėsi visai neblogai, nes plaukiam su naujokais didžioji daugumoje. Finišo liniją kirtome antri, bet dar perskaičiavimas, dar tenai sumals mumis per tą mėsmalę. Nuliksim per viduriuką, galbūt tikimės. Paradui laivai pradeda rikiuotis vakarop. Žmonės kviečiami parade dalyvauti ne tik krante, bet ir laivuose. 2 metus stebėjau tokius pustuščius laivus plaukiančius Kuršių marėmis, bet šiemet man atrodo, kad mano ir mano kolegų svajonė išsipildys. Aš stebiu visą dieną plaukiančius pilnutėlius laivus, besišypsančius žmonės. Juolab, kad oras yra geras, aš tikiuosi, kad šiemet iš tikrųjų visi laivai bus pilni žmonių ir jie pasidžiaugs tą šventę ne nuo kranto, o būtent vandenį laivuose, stebės nuostabų fejerverką. O kodėl neplaukėt su laivu, o stebėsit nuo kranto? Mes bijom vandens. Iš toliau žiūrim. Taip, šiaip tai mėgstam ir jūrą, ir vandenį, ir visą kompaniją labai mėgsta, ir jūrą, ir vandenį, ir stengiamės visą laiką, kuo daugiau laiko praleisti prie jūros. Kuo daugiau, to tikriausiai geriau. Gal kiekvieną savaitgalį galėtų vykti, nes tikrai tokios erdvės kaip ir šita, jos kai užsipildo, tai jos gražiai atrodo, kai jos tuščios, jos nepatraukia dėmesio, sakykime, tai be renginių tikriausiai niekas čia ir nevyktų. Tai kuo daugiau jų bus, to žmonėms iš tikrųjų bus išeiti kur su šeimom, pabūti, pabendrauti, susitikti su draugais pažįstamais. Laivų paradas rengiamas 3 metus iš eilės. Šiemet parade dalyvauja kelios dešimtys laivų. Buriuotojai tikisi, kad ši tradicija bus tęsiama, nes vis daugiau žmonių susidomi plaukiojimo laivais. Daugėja žmonių, daugėja jachtų, daugėja buriuotojų, daugėja patiriančių tą tikrą malonumą ir tai nėra baisu. Tikrai nėra baisu. Kviečiam visus ir manau, kad dar bus per Klaipėdos jubiliejų, dar bus irgi daug visokių gražių atrakcijų, plaukimų. Vėlgi kviečiam visą Lietuvą čia. Laivų virtinį vadovauja jachta Lietuva, pasipuošusi Klaipėdos vėliava. Paskui šią burinę jachtą seka keliasdešimt laivų, šventiškai pasipuošusių jachtų, katerių. Laivų paradas visus susirinkusius džiugina porą valandų. Pasiplaukoti gali kone kiekvienas norintis. Pasigrožėti šventę ant vandens kvietė pramoginiai laivai. Laivų paradas šiemet ypatingas. Jis skirtas paminėti Klaipėdos 760 metų jubiliejui. Šis paradas dar vadinamas tradicinė jūros šventės repeticija. Ši šventė Klaipėdoje bus rengiama rugpjūčio pradžioje.